Ir kai sutems naktis su žvaigždės įsižiebs, mėnulis, kai uždegs ugnis ant ežero, kai poilsio banga krūtinė neįsilies, aš vėl džiaugsiuosi, kad tave šalia turiu. Gimiau Panevėžio rajone, miestelėje ant Nevėžio upės kranto. Miestelis vadinasi Naujamiestis. Mes vaikai būdami nemokėdami kalbų, kvailiodami gyrėmės, kad pasaulyje yra 3 tokie miesteliai kaip mūsų. Tai Naujamiestis, Novgorodas ir Niujorkas. Turėjau visą laiką polinkį kurti savo dainas. Jas dainuodavo vaikai, mokiniai mano, aš mokytojas muzikos. Ir tave vienintelę ir gerą aš nešuos lyg mažą vaiką ant pečio. O gitara, gitara, visuomet greta tave aš jaučiu. O gitara, gitara, visuomet greta tave aš jaučiu. Kaip ne kaip mes esam išaugę iš tos didžiosios valstybės, kurią dabar bandom, Tarybų Sąjungos, kurią dabar bandom kiekvienas atsižegnuoti, ypač kurie daro politiką, nors tada ir profesorių vardus gavo ir disertacijas apgynė. Išaugom iš tos kultūros, pavyzdžiui, anų laikų kino filmai man jie patinka labiau negu kai kurie dabartiniai bojavikai. Kokie jūsų mėgstamiausi rusų aktoriai tuo metu? Tuo metu aktoriai aš tiesiog standartiškai atsakysiu. Šukšinas, Kirilas Laurovas, Uljanovas, dabar kaip jo Michailas Uljanovas. Tie žmonės, Tichonovas, Viačeslavas, tai kartu su kuriais aš kartu augau. Ir man pavyzdžiui nieko nereiškia jokia Valentino diena. Žinau, kad panašiai tuo laiku yra Lietuvos nepriklausomybės atgavimo diena. Ir kaip norėtų ją pakeisti, kokią nors, neminėsiu tų žodžių, kažkokia kita vos nesekso šventė, aš niekada nebūsiu to šalininku. Nepatinka Helovynas, dėl to, kad tai ne mano patirties. Nuo vaikystės žinau tokias pas mus vaikiškas talalinės, Erzelkas, Jonas ponas, kapitonas, Utelių klebonas ant mane šaukdavo. Aš tai Aldonai sakydavau, Alda kabalda važiavo su gelda. Ten tokių, kartais gal net ir įsigalvodavom, tokių ateidavo, ar moki tokią pagrok, ar moki tokią pagrok. Nu, teko tas dainas išgirdus išmokti, pagroti. Bandžiau ir padainuoti, grodamas, besimokydamas Panevėžio pedagoginėje mokykloje. Pas tokį tuo metu ir iki šioliai dar galima surasti apie Vytautą Vilkončių. Tai jis man pasakė, sako, o kodėl tu nepabandai kažką sukurti, kokią dainą. Pasiėmiau berods Ane Skinkio poeto eilėraštį, Tėvynės platumos gal. Jei aš norėčiau žygin eiti ir aplankyti gražiausią šalį, man svetimų kraštų nereikia, tėvynės platumos be galo, banguoja jūros, gaudžia upės, čia jau apie plačią Tarybų Sąjungą. Ta daina truputį jis patvarkė ir mūsų dainų ir šokio ansamblis dainavo. Tai pirma buvo daina oficiali. Kelintais metais? Maždaug. O bijau rimtai pasakyti, ar tai 5
56. Bėgo zuikis takučių, linksmas po pietų sočių ir kopūsto 3 lapus nešė ant pečių. Ei, žmona, vaikai, pasitikite skubiai, dovanų aš jums nešu, šokite linksmai. Čia vėlesnis laikotarpis. 7 viduriniai, kai dirbau, atrodžiau čia su mokytojų kolektyvu. Vėl diena, vėl kelias tolin pasikvies, ar lis lietus, ar saulė kaitins. Įdienojus, prašau tik nesustoti kelyje širdie, prašau tik nepavarkite mano kojos, prašau tik nesustoti kelyje širdie, prašau tik nepavarkite mano